Nebemadoj. Visi ir, nu labas, ką tu, gerai atrodai, daug 5, seniuk, nu. Ar mes to laiko turime ir kiek tų klausytojų sąžiningai išklausys mūsų tą pokalbį? Timberlake, čia tau ne kaimas yra. Mes neinam link to, kad mes tapsim pensininkų miestu. O atsiprašant, mes dažnai apsišykam vietoj, nes bijom patys priimti sprendimą. Pakvietė mane į filmavimą, valsą, ne, į ką aš čia padarysiu, ką aš čia turiu atsakyti. Sveiki visi, kurie žiūrit ir klausot Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Lygiai metai praėjo nuo tos dienos, kai pirmasis epizodas išvydo eterį. Iš viso jų pasirodė per metus 30. Nei daug, nei mažai, bet matyt gera proga padėkoti visiems tiems, kurie žiūri ir klauso, juos skaičiuojam tūkstančiais, tai jau yra gerai, ačiū Jums dar kartą, mylėjai. Tik primenu, kad Laikas Klaipėdai yra tinklalaidė skirta parodyti ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie daro kažką, dėl ko mūsų mylima Klaipėda būtų dar geresnė gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Tai ir nebūtinai jie tą daro atlygintinai, nebūtinai kažkieno raginami. Tai šiandien mūsų svečias yra renginių vedėjas Remigijus Žiogas. Labas, Aldai. Tai Remigijau pasakiau, kad mūsų mylima Klaipėda, o tu pats ar myli Klaipėdą? Aš klaipėdietis. Aš gimiau Klaipėdoj, nepaisant to, kad tėvai gyveno Naujoje Akmenėje, pajuto, kad komplikuotas gimdymas, išvežė į Klaipėdą, gimiau čia, vėl išvežė į Akmenę Naują. Tai ten iki 12 metų, paskui Viekšnių vidurinė mokykla, ten 6 metai ir jau Klaipėdoj 22 metai. Ir jaučiuosi klaipėdiečių, esu klaipėdiškis, tom didžiuojuosi, myliu Klaipėdą ir į Vilnių niekada neiškeičiau ir niekada neiškeis. Bet liktais buvo progų, kada ten kvietė? Daug progų ir pastoviai kviečia Vilnius. Kas sulaiko čia? Kas sulaiko? Jūra sulaiko, žmonės sulaiko, tas brizas ir tas mūsų atsipalaidavimas. Mes nesam susireikšminę klaipėdiečiai. Mes tokie, kur jeigu Vilniuje ir Kaune eina tie dalykai, Klaipėdoje neina. Tam tikri standartai ir klišės, mes tokie esam nepriklausomi. Ir daug tų diskusijų ir dalyvauju tose diskusijos miesto ir labai įdomu, ar Klaipėda turi savo identitetą ir kas yra Klaipėda ir kokie tie klaipėdiečiai yra klaipėdiškiai, Danė, Dangė, ką reikia atstatyti, ar piliavietė, ar pilį, kurios mes neturėjom 500 metų, ar Šventojūnų bažnyčia, kurios neturime tik 70 metų. Ir visur labai aktyviai dalyvauja, man yra viskas įdomu. Ir įdomu, kaip klaipėdiečiams yra. Tie klausimai įdomus, neįdomus, ir kaip pas pasakei, Laikas Klaipėdai ir ta valanda Klaipėdai. Ar mes to laiko turime ir kiek tų klausytojų sąžiningai išklausys mūsų tą pokalbį? Laikas Klaipėdai dar galima koduoti, kad kiek aš paskiriu savo brangaus laiko kažkam, kad būtų čia geriau. Aš tai mėgaujuos Klaipėdą, džiaugiuosi, aš šią veiklų turiu labai daug ir jeigu sako, kad Klaipėda 3 gatvių bažnytkaimis, kuris net neturi bokšto senamiestį, tai klysta žmonės, čia yra daug veiklų. Aš žadėjau klausti, tugi nuolat, tai yra tavo gyvenimas ir darbas, nuolat tuose sluoksniuose, kur yra organizuojami renginiai, jie yra vedami, kažkas vyksta, ten non-stopas visiškas, tai aš žadėjau klausti, tai ar yra ką veikti Klaipėdai, nes daug žmonių, ypač tie, kurie išvažiuoja arba bent jau grasina išvažiuoti, sako, čia nėra ką veikti. Sutinki? Ne, nesutinku, nuo požiūrio, ko žmogui reikia. Aš ramybę atrandu sekmadieniais pas brolius pranciškonus. Ramybę randu su savo vaikais prie jūroje arba Danės parke, kai tau yra 40 ir plus, tų veiklų atrandi, jeigu tau 20 plus ir tu galvoji, kad čia naktiniai gyvenimai, naktiniai klubai ir visa kita, ir jų čia yra Klaipėdai. Tų veiklų yra, tik reikia noro ir kai pasižiūri Čiūs Klaipėda platformą, kiek ten įvairiausių pasirinkimų yra ir jaunimui, kiek projektų. Atrodo, kad viskas verda, kad nesvarbu, kokia būtų politinė situacija Klaipėdoje, vis tiek, ar tie valdo, ar kiti valdo, vis tiek verda gyvenimas. Nes žmonės tokie yra, jie yra sutverti judėjimui. Tai tie, kurie nori, netgi tos močiutės, kurie sako, ai, čia pensija, čia viskas, čia jau gyvenimo nebėra, yra, tai pažiūrėk 3 amžius, kaip juda universitetas, jie daug dalykų daro. Tai mes neinam link to, kad mes tapsim pensininkų miestu. O kas žino, bet gal tai ir nėra blogai. Aš nežinau, gausis viskas taip, ko mes norėsim. Jeigu mes rankas sukryžiavę sėdėsim ir sakysim, čia viskas blogai, Aš iš tų, kur nesakau, kad blogai.
Aš matau perspektyvų ir Naujoje Akmenėje, ir Biržuose, ir Birštone, ir Klaipėdos miesto rajone, ir taip pačiai Palangoje. Visur žmonės, jeigu išvelgia pozityvą, jie ras tame mieste ką veikti. Aš matau Klaipėdą kaip galimybių miestą. Jo labiau, kad esame uostamiestis, 3 miestas Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad ne 5, ne 8, o 3 miestas, gražus skaičius. Kaip sakoma, gali būti 1 prie jūros, ne 3 Lietuvoje. Mes pirmi prie jūros. Gerai, prie tavo vienos įsakytos minties noriu sugrįžti. Tu pokalbio pradžioje sakei, kad mes čia tokia atsipūtę. Tu vis tiek, tavo darbas yra, tu daug važinėjai po Lietuvą. Labai daug. Tu gali lyginti miestus, gyvenvietės, apskritai, regionus galbūt net. Ar tu nesigirdėjęs tokios nuomonės, kad tas atsipūtimas galbūt jisai toksai vertinamas kaip tingėjimas arba nenorėjimas kažko daryti? Mes panašėjame skandinavus. Mes įsikimbam tam tikrų dalykų ir jų nepaleidžiam. Kartais pasišypsom, bet kitaip galvojam. Ir skandinavai yra uždari. Ir aš pastebiu, kad Klaipėda ir Klaipėdos kraštas ir jo žmonės yra uždaresni negu dzūkai, suvalkai arba kauniečiai. Vilniaus mentalitetas galbūt netgi šiek tiek panašus į mūsų yra ten daug yra kosmopolitiškas miestas, daug visko, daug greit juda, inovacijos, o mes tokie šiek tiek darome skandinavai. Daromės uždaresni ir netokie imlus ir atsargesni daromės. Tai tas, kad esam brizo miestas, kad jo, mums viskas gerai, jūs čia norit kurti verslą, kurkit, darykit, mes ateisim, mums patiks, mes liksim. Nėra taip, kad pas mus, oi ne, gink Dieve, tik ne tai. Netinka šita partija, arba netinka mums šita, tarkim, religija, dar kažkas. Nu, čia ir Hare Krishna praseinagi, ir LCC. Čia visiems vietos užtenka kažkaip. Ir pravoslavam, ir daug tų konfesijų čia yra, ir kažkaip nieks nesipykstame čia. Ir tie rusai čia save realizuoja, yra ir armėnų bendruomenės, ir daug tų įvairiausių ir tautų, tautelių, ir tų veiklų. Į visi vietos užtenka ir nieks nesipyksta. Nėra, kad kažkas, etinė grupė kažkokia tais ar kažkas tai pažiūros, sakytų, kad šitiems yra labai blogai čia Klaipėdai. Nėra nei vieniem blogai. Tie, kas nori atrasti save šitą miestą, jie atras. Reikia tik tais noro. O tas sėslesnis klaipėdietis, kuris yra uždaresnis, jis gali sakyti, na, čia yra taip arba naip. Aš toks nesu. Aš gal toksai žemaitis. Kas įdomu, kas buvo, ar esi jau įsiaiškinęs, kas buvo tas esminis momentas, esminė aplinkybė, dėl ko tu pasakai, aš gyvensiu Klaipėdai? Nu gerai, jūra, bet... Ne, nėra čia tokio. Arba tu myli, arba ne. Arba tu atvažiavęs jauti, arba nejauti. Tai aš galbūt esu atvažiavęs. Aš čia gimiau, bet aš čia neaugau. Tai mano draugai, kurie čia gimė ir augau, jiems klausimų nekyla. Jiems ir tas Taikos prospektas, ir ten tie medžiai, ir tos Chruščiovkės, arba tas senamiestis, tas grindinys, ir ties 8 autobuso maršrutas, arba 6, 4, jiem yra įaugę. O man reikėjo, kad įaugtų į mane tai. Įaugo jau? Įaugo. Per 22 metus įaugo. Ir aš neįsivaizduoju savęs, tarkim, Pabradėje ar Kaune ar Vilniuje. Aš ten nuvažiavęs iš šios svetimas, man ten trūksta oro. O čia atvažiavus, sakau, bet pas jūs čia yra, sako, ta drėgmė jaučiasi, ne? Žiūri mane, sako, tu jauti tą drėgmę? Nejaučiu. Kokios drėgmės aš čia nejaučiu. Ir jiems čia šalta būna, sako, koks vėjas? Jo, šitas vėjas šaltas toksai. O aš tas atsisegęs, koks vėjas, o čia vėjas yra. Kaip šiandien šalta ir tu galvoji, čia visą laiką taip, ar ne visą laiką taip. Tu taip susitapatini su miesto, su oru, su tai žmonėm, kad nebesupranti, tu verdit, kunkuliuoji tame ir... Dar vienas įdomus momentas, aš taip nujaučiu, nežinau, bet nujaučiu, tavo darbas yra akis į akį su žmonėm, betarpiškai visiškai. Ir su žmonėm jau linksmesniai šiek tiek, nes vis tiek įvairiom progom, ar ne? O, taip. Dirbat. Įmonių šventės, miesto šventės, jubiliejai, vestuvės. Šiaip įdomu, ar tarkim, nežinau, pralinksminti arba nuliūdinti arba dar kažkokią kitą emociją iššaukti klaipėdiečio yra sunkiau ar ne? Ar mes čia pernelyg skirstomės jau tokia maža šalis? Ne, nereikia skirstytis. Klaipėdietis, tas, kuris dalyvauja vakarėlyje, jis jam ir atsiduoda. Sunkiau yra klaipėdietį prikviesti, o kai jis jau tame yra, jis tam procesui atsiduoda. Jeigu jis atėjo į vaikų žaidimų parką, jis yra su tojais vaikais žaidimų parke. Bet jam, kai sakot, sportas prasideda nuo sportbačių. Tai jeigu tu
jau didėsi sportbačius, reiškia, tu jau procese esi. Tai taip ir čia, jeigu tu atėjai į koncertą, tai tu ir plosi ir dalyvausi. Tai man tokio skirstimo nėra. Žinau, kad tarkim, Klaipėdui jie pasiduoda, jie sakai, dabar bus tokia veikla. Gerai klausos, kokios taisyklės, ką darom, kaip jie yra imlus. O tarkim, Kaune sako, pala, mes galvom gauti mūsų taisyklės tokios, gal mes čia norim to. Vilnius sako, žiūrėk. Geriau būtų taip. Jo, Vilnius sako, žiūrėk, svarbu, kad mes čia esam. Tu daryk savo dalykus, bet tu gal mums šiek tiek per atstumą daryk. O Klaipėda ne, gerai, dalyvauju. Tu sakai, tu žinai. Ja. Mes esam labai... pasitikim. Taip. Jeigu mes atėjom, tai mes ir esam toje miesto šventėje. Bet jeigu mes iš šventę netėjom ir mūsų neprikvietė, reiškia, čia ne mums. Bet jeigu atėjom, tai nėra taip, kad eis, pakvieti mane į filmavimą valsą, ne, į ką aš čia dabar darysiu, ką aš čia turiu atsakyti. Jeigu aš atėjau, aš atsiduodu. Viskas, aš jau esu jūsų rankose, tavo rankose, operatorių rankose. Tai man tas žavia, kad klaipėdiečiai, kurie dalyvauja, jie ir dalyvauja. Apatijos mes galbūt turime toj kasdienybei, kur, nežinau, ar eisiu. Bet jeigu atėjau į Žvejų rūmus ir ten vyksta kažkoks koncertas ar pasirodymas, tu ir per pertrauką pabendrausi su žmonėm, ir kažką užfiksuosi, pafilmuosi, pasidžiaugsi, paplosi, vertinsi ir tai man net tas žavia. Remigijau, aš kai kontaktuose priejau prie to vardą, galvoju, ne, dabar tai nekviesiu, nes vasara ir tu neturėsi laiko. Tu neturi laiko vasarą. Bet ne savaitgalis. Ir šiandien aš vos radau. Taip yra sunkiau. Manau, kad taip yra su veikliais žmonėms, tie, kurie dega, tie, kurie nori. Tai tie visada atras veiklų ir paprastom dienom ir savaitgaliais. Tai vieno tik meldžiu Dievo, dviejų dalykų. Ir mūsų šou versle mes meldžiamės dviejų dalykų. Kad karas neteitų ir kad sveikatos būtų. O visa kita jau kaip Dievas duos. Aš galvoju, kad bus antras dalykas oras. Ne, nepriklausome nuo oro. Tai daro įtaką mūsų pasirinkimams, ypatingai klaipėdiečio. Bet ir prie molo, pažiūrėkit, per audras, per vėjus. Jeigu didžiulį audrą ar vėjas, toje gintarautoje išlenda, toje ten lenda į tos vandenis. Šiaip smagu pažiūrėti per audrą. Jo, kiti žiūri laivus per audrą, kas kaip, kiti kaituoja, veikina ar tenais, tai kokie aitvarai leidžiami. Visi atranda save, nesvarbu, koks yra oras. O kas yra, aišku, jūsų darbą daug lemia ir sezoniniai dalykai. Tai kas šiuo metu birželis? Kas šiuo metu pikas? Tai vestuvės, aišku? 12-okai. 12-okai. 12-okai, paskutinis skambutis išleistuvės. Tai jie dabar jau daro tūsus ne taip, kad susirenka... Ne, seniau būdavo, kad Liepos mėnesį, kad būdavo po atestatų įteikimo, bet po atestatų įteikimo dabar tendencija tokia yra, kad klaipėdiečiai jau dirba darbus. Ir jie dabar tarp egzaminų dirba darbus. Tai tendencija yra, kad birželio mėnesį yra daug miesto švenčių, rajoninių, įvairiausių kitų švenčių. Ir birželis startuoja su miesto šventėm įvairiausiam. Ir 12-okai. 12-okai įmonės vestuvės nėra taip, kad viskas būtų, kad Liepa yra tik įmonių mėnesis. Rugpjūtis tai jau vestuvės. Nebėra tendencijų. Dabar žmonės turi galimybių, žmonės turi pinigų ir nebėra, kad švesim būtent Liepą, būtent šeštadienį. Dabar būna tokių, kad švenčiam balandį, nes visi gali. Gerai, biškai prie 12-okų, ne biškai truputį. Prie 12-okų pasiliekam, kaip jie švenčia, ką jie daro, kaip jie linksmina. Dabar turėjau prieš savaitę 12-okus, tai Klaipėdos kupolė antroji Melnaragiai šventėm, vedėjas, didžėjus, programa. Vis tiek stengiasi sukurti kažkokius protmušius dalykus, kurios jungia juos tą 4 ar 6 ar 8 metus, darai veiklas. Kad tik juos įtraukti, nes dabar 12 yra be galo skirtingi ir tos pažiūros jų pakankamai skirtingos ir jie dabar tokie yra jau, kai žiūri, nesupranti, ar vaikas, ar jam 18, ar jam 25 metai. Nes žiūri vyrai su barazdom ir aukšti, ir sportininkai, kiti iš viso skinai, kad to savo stilių beieškantis, taip žiūri galvoju, wow, kiek jie metų, iš tikrųjų 18 metų, gal ir daugiau. Ir atrasti kelią juos irgi nėra lengva, nes jie dabar yra kiekvienas individualistas, turi internetą neribojimą ir ten save atradė visokiom formom. Ir kai jį reikia pagauti tą kontaktą tiesioginį, kuris yra be galo sunkus, kai reikia tą kontaktą, taip į akis žiūrėti ir jie dažniau tą telefoną skrolina ir
12 paimti yra be galo didžiulis iššūkis. Tikrai yra iššūkis. Tai jūsų darbas nenuobodus. Oi, ne. Kaip jisai beje pasikeitė per tavo, kiek tavo? 22 metai. 22 metai. Kaip jisai pasikeitė? Nes anksčiau reikėdavo, aš čia, ne profas, žiūrėtas iš šalies, aš atsimenu renginius, reikėdavo ateiti pasitempus, iš lapų skaityti labą dieną gerbiami žiūrovai. Nebeveikia. Kaip pasikeitė, kaip apskritai evoliucionavo tas dalykas? Galima glaustai? Jo, negaliu sakyti, kad Klaipėdoje čia galbūt tendencija visoje Lietuvoje. Jeigu pradžioje mes buvom protokoliniai, nes buvo tikrai tokia mada iki 20 metų protokolas ėjo, kad į tam tikrus rėmus žmonės įstatyti. Nuo 20 metų prasidėjo šiek tiek laisvesni laikai, nes Kelias į žvaigždės LNK atnešė kitokio vėjo ir tada prasidėjo pop kultūra. Ta tokia multitaskinė, kad per vakarą keli atlikėjai, kelios programos, įvairios veiklos, kur mažiau apdovanojimų, mažiau skaitimo, daugiau konkursų, daugiau judėjimo žmonėms šokio aikštelėje. Tai buvo daug atlikėjų, daug šokėjų, performansų buvo labai daug ir tu stengiasi šou daryti. Nuo Covidas atvedė į tą tokį online, ką mes dabar darome, žmonės anapus, mes čia. Ir žmonės patogiai telefonuose stebi, per kompiuterius stebi veiklas, tas buvo nuo 20 iki 22 metų. Nuo 22 metų ateina nauja tendencija, kad visi nori kuo paprasčiau ir žmonės vertina natūralumą. Važiuoji su kėdais, su džinsais, užsidėjęs neauksą, ten kažkokį tai pakabuką. Visi nori kuo paprasčiau, nebenori niekas blizgučių. Nereikia vaidinti. Atsiprašau už įsireiškimą maivytis. Jo, žmonėms nepatinka kitų maivais. Nebemadoj. Labas, ką tu, gerai atrodai, tok, 5, seniuk, paėdam, gerai, direktorius, žiūrėkit, kai direktorius naujais džinsais, kalba toj sakys. O dabar ponai ir ponios kviečiam direktorių sakyti, jis yra akcininkas 8 įmonių UAB. Neveikia. Didžiai gerbiamas. Neveikia. Direktorių Rimui, ateik seną. Ateik direktorius, Rimas toj, pasakys kalbą. Čia irgi aktualija paskutinė Timberlake'o koncertas, kur link aš lenkiu. Pati publika, pats minėjai, kad galimybės išaugo. Kai galimybės auga, dažniausiai plečiasi akiratis ir dabar mane tai nuoširdžiai sunervina, atvažiavo Timberlake'as, neužtenka Timberlake'o. Taip. Tai kokia dabar yra publika, ji reikli, aš įsivaizduoju. Labai reikli, jinai už tą, ką moka, jinai ir turi tą gauti. Dėl Timberlake'o aš irgi pasitau. Bet ar jie adekvačiai vertina, kad aš sumokėjau ir turiu tą gauti, ar tas santykis? Ne, čia Lietuvos yra labai geras požiūris. Mes nenusivertinkim. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, aš visiems sakau, žmonės, jeigu norite eiti į ateitį, žiūrėk, kas buvo praeitį. Mes nenusivertinkim, kad mes esame maža Pabaltijo šalis. Ne. Mes buvom viena iš didžiausių Europos šalių ir valstybių. Mūsų Gediminaičių kraujas dar dabar teka ir tuose valstybėse, kur yra monarchijos. Tai nenusivertinkim. Ir mūsų labai geras požiūris yra, kad, Timberlake, čia tau ne kaimas yra. Mes esame tikrai stipri ekonominė šalis, mes nesam trečiarūšė šalis. Mūsų ekonomika labai sparčiai kyla. Žmonės turi suvokimą, kas yra kultūra, kas yra pop kultūra ir šiaip mes matom pasaulio. Tai nereikia, kad aš atvažiavau, tadam, arba aš atėjau ir viskas. Ne, reikia turinio. Ir mes už turinį sutinkam mokėti. Ir mes brangiai mokam, mes galim mokėti dar brangiau už tos koncertus. Bet reikia garsiai sakyti, kad hebra, tokią sceną mes pastatom Marijampolėj, kitose miestuose. Jessica Shai, pažiūrėkit, sulyginkit Jessica Shai koncertą ir Timberlake'o. Nėra ką lyginti, Jessica va ten, Timberlake'as va čia. Tai, kad nori iš žmogaus paprastumo, tai viskas gerai. Nes buvo tokių situacijų, kai tu dalyvauji koncerte, Backstreet Boys koncertas prieš 15 metų Vilniuje, atvažiuoju mano dievaičiai, nukrito akise, Good Evening Tallinn. Ir tu supranti, apie ką mes kalbam. Nepasiruošimas, neprofesionalumas. Taip, ir kad žiūri kaip į kaimą. Aš manau, kad Lietuva kaip tik dabar turi PR darytis ant to, kad atvažiavo Timberlake'as ir su požiūriu kaimą. Mes nesam kaimiečiai. Ir nenusivertinkim, Klaipėda nėra kaimas, Lietuva nėra kaimas. Mūsų kultūros lygis yra labai aukštas. Nepaisant to, kad atvažiavus į Italiją mes matom išpuoselėtas kultūras, pastatus, istoriją mes matom. Mes tos istorijos turėjom daug daugiau.
tik tai, kad yra viskas nušluota sovietų. Tai mes tą turim vėl užsiauginti, bet užsiauginti per charakterį. Tai jeigu mes ateinam ir mums netinka, mes turim garsiai sakyti, kas mums netinka, bet turim iš profesionalios pusės tą pateikti, iš kultūrinės. Galim rėkti, bet rėkti su turinio, ne? Taip, ne turiniu. Jeigu mes pykstame, mes turim pasakyti, dėl ko. Aš pykstu, kodėl? Čia kaip šeimoje santykiai, turi pasakyti, kodėl pyksti. Kas netenkina. Ir turi būti motyvuoti. Netenkina, nes vėjuota. Ne, čia nėra argumentai. Ok, gerai. Šiaip ištransliuosim idėją be autorinių teisių, gerai. Jeigu ieško identiteto Lietuva, o jinai tebe ieško jo, tai dabar iš mūsų pokalbio suprantu, kad galima tokį miksą padaryti. Didžiosios kunigaikštystės palikuonys panašus į skandinavus. Nebūtinai, o panašus. Taip, vikingai. Mes buvom tikrai kariautojai, mes daug pasiekėm. Vikingai bijodavo kuršių. Bijodavo, taip. Vytauto bijodavo visi. Vytauto, Gedimino, Algirdo, Kęstučio bijodavo, tų pirmųjų, kur kunigaikščiai bijodavo, o paskui tiesiog būdavo politiniai susitarimai, bet čia vėlgi mes krypstam jau istoriją. Aš esu istorijos fanas, aš turiu ir pinigų muziejų Klaipėdoje, man praeitis labai yra įdomi, todėl kad be praeities nebus ateities. Ir tie, čia renginių vedėjas. Renginių vedėjas, kuris su magistru, kuris galvoja apie doktorantūrą. Tu susiduri su tuo tokiu vertinimu iš ankstiniu knygos pagal viršelį spėjimo renginių. Vat pats pasakai, rimtai apie kai kurios dalykus negalim kalbėti, nes tu renginių vedėjas. Tu čia iš šou atėjęs, tu susiduri su tuo. Tikrai taip. Ką sakai tokiem? Nieko, aš būnu jų lygmenį. Jeigu jiems reikia pajacas, aš esu pajacas. Jeigu jiems reikia žmogaus, kuris turi turinio kitokio, aš tą turinį duodu. Vis tik mano paslauga yra renginių vedimas, renginių organizavimas. Aš negaliu savęs kažkur aukščiau ar žemiau statyti, aš esu tas, kas aš esu. Kaip ir minėjau, žmonėms patinka natūralumas, tai stengiasi tą natūralumą ištransliuoti. Neapsimetinėjai tom, kom tu nesi. Nesakau, kad aš turiu gražius plaukus, nes aš jų neturiu. Esu toks, koks esu ir neslipu po kepurę, dar kažkaip tais maivus, kažkaip tais. Stengiuosi būti taip, kaip yra viskas ir taip pateikti, kaip yra. Tai jeigu žmogui reikia vienokių dalykų, kuriuo aš neturiu, nes ne iš ten. Bet kai tu matai, kad tave kažkaip žemina, tu stengiasi atkirsti ir pasakyti, kad taip nėra. Bet tai čia kiekvieno galbūt žmogaus yra, vis tiek žmogus save parodo ir save gina. Tai kas man sako, kad Lietuva čia... Ne, aš stoju piestu, man tada ant rankų plaukai stojas piestu ir sakau, ne, hebra, nenusivertinkim. Turim nepriklausomą Lietuvą, turim ją tokį išlaikyti ir jeigu reikės kovoti, mes kovokim. Ir ginkim, ir Ukrainą palaikykim, nes mes galbūt teritoriniu atžvilgiu esam maži, bet kultūriniu atžvilgiu mes esam tokie dideli, kad turim galvą eiti iškėlę ir tom didžiuotis. Ir aš tai galbūt esu šiek tiek nusivylęs, kad mūsų ta politinė Lietuvos situacija nėra tokia kaip Lenkijoje, nes atvažiuoji į Lenkiją į kokį nors kultūrinį objektą ir tu matai, kad, tarkim, Vilko Guštoj, ten, kur Hitleris slėpėsi 3 metus, kur yra už 30 km nuo Lietuvos sienos, kur net lietuviai net nežino, ir ten vaikai mokyklom, klasėm Liepos mėnesio gale, ir jie savo istoriją didžiuojasi. Sako, jo, šitie Lenkai žudė, šitie Lenkai gynė, o mes kažkaip bijom ir tų stribų, ir tų neįvertinam, kas žudė, kas gynė, ir nepatikiam tos istorijos taip, kad tikrai mūsų vaikai didžiuotus ir žinotų, ką mes blogai darėm, ką gerai darėm. Reikia atvirai viską pasakyti, ne, ką mes... Taip, mes turim būti labiau didesni nacionalistai, mes turim Lietuvą mylėti, mes einam į Europą, mes nacionalistai, aš noriu tave pataisyti, arba suteikti progą nepasitaisyti, o paaiškinti tą, kad darau tą dėl to, kad šitas tavo pasakytas žodis netaptų preteksto kažkokiam žmonėm. Komentaruose. Taip. Aš komentaro nebijau. Ką reiškia mano akimis nacionalistas, tai žmogus, kuris myli savo šalį, gerbė savo miestą ir visa širdimi už tai ir visų protų. Tai neužmirškim, kad vis tiek Dievui, tėviniai, artimui yra skautuose ir bet kurioj organizacijų, kur tai ne vis tiek yra tėvinė akcentuojama. Tai neužmirškim tos mūsų tėvinės ir nenurašykim, ai čia mokesčiai, ai čia socdemai, ai čia konservatoriai, ai čia tokia valdžia, ne valdžia, o mes patys. Viskas nuo mūsų. Neikime politiką, bet vis tiek, ta prasme, yra viskas nuo mūsų. Jeigu mes sakysim, ai čia tokie yra, ne taip yra. Viskas nuo mūsų priklauso. Skaičiavęs, kiek tavo veiklos atmetus gerai darbą, atmetus šeimą, kiek tu užsiimi tokiom veiklom, sakykime,
kur tu matai prasme daryti dėl kažko, bet tą darai be jokio atlygio. Yra, tas pats pinigų muziejus, yra Pranciškonai, yra dar kažkas. Asociacija Mano miestas Klaipėda. Jo, neatlygintinos veiklos dėl kažko. 30% mano gyvenimo veiklos yra. Nes lazda turi du galus. Čia daug šiaip. Daug ir gausi. Nes jeigu žmogus nori gyvenime gauti dalykų, kurių jis neturi, jis daro dalykų, kurių dar nedarė. Jeigu jis nori turėti gyvenime daugiau, jis daro daugiau. Tai mano toks yra kredo, jeigu tu tikrai, žinai, močiutės bažnyčiai, meldžiasi suolė, sako, Dieve, noriu laimėti loteriją, kai man reikia pinigų. 30 metų toj pačioj vietoj prašo to paties vieno dalyko. Ir Dievas jai tokia vaizda, nusipirk bilietą, kažką daryk. Jeigu mes sakome, čia aš noriu, tai tu ženk tą žingsnį. Atsiprašant, mes dažnai apsišykam vietoj, nes bijom patys priimti sprendimą ir bijom pasiekmių ir nedarom nieko. Sako, aš noriu, o ką mes darom? Realiai, ką mes darom dėl savo miesto, dėl savo šeimos, dėl savo šalies, ką mes darom, kad kažkas keistusi. Mes tik sakom, dabar tokia valdžia. Dabar oras toksai, dabar tos kainos tokios yra. Ir mes to preteksto... Visada yra kažkas atsakingas už kažkas, taip, bet tarkim impulsas, kai tarkim mes kalbam ir žinau, kad aš labai noriu tualetą. Tai man smegenys sako, tu toj prisidirbsi kelnes, eik į tūliką. Tai sakysiu, Valdai, prašau, stabdom, einu į tualetą. Bet kai atsiranda iššūkis gyvenime, kad žiūrėk, eik, daryk, spaus, tu ką darai? Nusiprašant apsišykį, nes ne man, aš per storas, per plonas, per plikas, nusišneku, nepadarau, nenoriu. Ir mes tiek susigalvojom, kad ne. Kaip mano sūnus, iki 5 metų aš jį gaudydavau po namus, kad dantis išsivalyti. Užspaudžiu, valau, jam dantų valymas buvo egzorcizmas. Bet kai jam suėjo 5,5, jisai automatu ateina ir valo dantis. Kaip mes daug dalykų automatiškai darom, pirmas mūsų vairavimas, ar ne, stresas, mašinos gatvės, kaip čia, o praeina keli metai, tu vairuoji, dar kažką darai, dar kažką galvoji automatu. Ir tam tikri dalykai, mūsų tikslai taip patampa, kad natūralūs, kad mes net negalvom, kad čia yra iššūkis. Bet tam, kad prieit prie to, reikia namų darbus padaryti. Ir mes dažnai, kai atsiranda kita erdvė, susikuriam savo šiltnamio efektą, tam tikrą burbulą socialinį, jame gyvenam, o kad jį peržengt tą barjerą, kad Klaipėda būtų didesnė, kad turėtų savo kažkokį tai, tarkim, vandens atrakcionų parką, arba turėtų Palangos oro uostas, lėktuvai, kad kažkaip peržengt tą ribą, barjerą, kad konkuruot su Kaunu, mes kažko bijom, mes neprieinam. Ko trūksta tavo akim Klaipėdai? Geras, fainas miestas, bet įtariu, kad... Politinės lyderystės, trūksta konkurencijos. Žmonės labai nueina į nuosavą verslą, ką ir aš pats darau, bet aš tuo pačiu ir turiu tą 30%, kaip minėjau, tos veiklos, kad jaunimą dar pamotyvuoti ir sakyti, sukurkite konkurenciją. Ypatingai mums reikia politinių lyderių ir politinės konkurencijos. Nes iškyla 1-2 ir tie 2 tarpusai konkuruoja, bet nėra 5. Kad iš 5 išsirinkti, kai einam į restoraną, dienos pietus mes renkamės iš 5. Ne iš 2 patiekalų, iš 5 renkamės. Netinka, čia einam kitur. O dabar turime, tarkim, Klaipėdoje 2 lyderius iš to arba iš to. Sriubą ar antrą valgysim, ką valgysim šiandien ir viskas. Ir tada supranti, kad nevalgys. Jo, ir nevalgys. Ir čia supranti, kad šitoj vietoje tiesiog trūksta... O gerai, politinė lyderystė, bet gyvenimas nėra vien politikai. Apskritai, tu matai Klaipėdoje žmonių, kuriuos būtų galima laikyti autoritetais, kurie galėtų, nesvarbu, iš bet kurios lyties, kultūra, sportas, dar kažkas, kurių žodis priverstų kažkokią tai didesnę masę žmonių suklusti arba juos suvienytų kažkokiam bendram veiksmui. Yra tokių žmonių be politikų. Taip, aš kitaip sakyčiau, mes netem paėmėm. Dabar savivaldos turi daug pinigų ir jos meta vietos veiklos grupės, rajonai, verslai, bet mes neskiriam pinigų švietimui. Mes užsiugdom žmonės ir to žmonės atiduodam, kaip miestai arba kaip šalis. Pas mus atvažiuoja daug medikų studijuoti iš kitų šalių ir mes juos išsiunčiam į Vokietiją, nes ten atlyginimai geresni yra. Mes užsiugdom čia 12-okus, išsiunčiam į Kauną, į Vilnių arba į užsienius ir mes nekoncentruojam ir nekuriam tos, yra keltą mokyklų, kurios sako, lykit, maldaujam, mes mokėsim tokius pinigus.
Ernesto Galbanausko mokykla man labai be galo patinka, jie labai stengiasi išlaikyti 11-okus, 12-okus, 1 kursus, 2 kursus. Ir mums reikėtų labiau koncentruotis kaip miestui į tos pačius, kaip kalbėjom, 11-okus, 12-okus ir su jais diskutuoti, ko reikėtų, kad jie čia liktų, kad jie matytų ateitį savo mieste. Ir vėlgi grįžtų prie to požiūrio šalis, miestas ir tą ugdyti istorinį identitetą, istorinį, kultūrinį identitetą, kad mūsų jaunimas norėtų čia, kad jie nesakytų, kaip aš važinėjęs daug renginių, sakau, kur tu studijuosi? Aš užsienį. O ką tu ten studijuosi? Užsienį. O ką? Aš varysiu Olandiją. Ką tu studijuosi Olandijoje? Olandijoje. Nesvarbu ką, jie nori išvykti. Nu taip, natūralu, žmonės nori pamatyti to pasaulio. Bet iš tikrųjų ir čia yra pinigai. Ir vaikams sakau, pinigai yra. Ir galima jos, pinigai ant medžių neauga. Tas medis yra čia. Reikia tik pasiimti. Kiek yra įmonių, lezo įmonių, kurios ieško vadovų, kurių algos nuo 10 000 eurų. Taip, ne tik vadovai. Yra ten taip, specialistų. 3 000 eurų galima. 3 000 čia yra nuo 3 000. Čia nėra alga 3 000 Klaipėdoje. Tai yra daug tokių įmonių, kur sako, mums reikia jaunų žmonių, mums reikia konkurencijos. Tai va, čia galbūt... Žinau atvejai, kai iš Klaipėdos išvyko kompiuterinių žaidimų kūrėjai, dėl to, kad jie nerado čia. Aš paklausiau, kokios algos, sako, nuo 3 000. Ir po to, kai jie dar kurį laiką veikia, klausiau, tai kas jums dirba. Sakė, pasisamdėm amerikiečius, naktim dabar varam. Tai gaila, aišku. Ne, nėra gailo, čia yra galimybės, kurių mes dar neišnaudojam, bet jas reikia gaila neišnaudotų galimybių. Taip. O mūsų galimybės dabar yra 11-okai, 12-okai, mūsų miesto ir rajono gimnazistai, kurie galvoja apie savo ateitį ir klausimus, kur jie galvoja. Jie galvoja apie Klaipėdą, ar jie galvoja apie Vilnių, Kauną ar užsienį. Tik aš manau, kad tas potencialas, kūrybinis potencialas, kuris tikrai žino ir nori, ką gyvenime daryti, nesvarbu, ar tai bus Naujoji Akmenė, ar bus Klaipėda, ar bus Vilnius, jie visur sukurs ir save realizuos. Tik klausimas, kaip mes, kaip miestas, tokį jaunimą išlaikysim. Gerai, Remigijau, čia labai geras momentas paskutiniam klausimui. Visiems bendrai užduodu aš jį, visiems svečiam. Ilgai negalvodamas pasakyk, ko tu palinkėtum Klaipėdai? Vienybės. Vienybės ir užtikrintumo. Kad didžiuotumėmės, kad esam klaipėdiečiai, klaipėdiškiai ir nebijotumėm. O ta vienybė yra per buvimą kartu. Aš ko pasigendu kaip klaipėdietis, tai klaipėdiečių mieste. Tai iš tų rajonų, iš visų Slengių, Trušelių, Mazūriškių, grįžkim į senamiestį, bendraukim, gerkim kavą, valgykim desertą, ateikim į koncertus ir tai yra vienybė. Tai aš palikėčiau visiems vienybės ir grįžti į miestą. Nesvarbu, kad gyvenam ten už 8-9 km, bet esam klaipėdiečiai. Tai visiems vienybės. Remigijau, ačiū labai, kad savo labai įtemptai darbotvarkėje radai laisvą pusvalandį mums, kad radai laiko Klaipėdai, tai ačiū tam. Ačiū Klaipėdai. O aš tik primenu, kad visus ligšiolinius ir šį laikas Klaipėdai įrašą galite rasti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Kas nenori praleisti naujų įrašų, gali subscribinti, prenumeruoti mūsų kanalą ir įrašus pamatys pirmieji. Ačiū Jums, kad buvote šitos visus metus ir kad tikiuosi, kad būsite ateityje. Iki pasimatymo.